Šiandien birželio 12, penktadienis, Akvilės gimtadienis, o ne Alaus gimtadienis šį kartą. Ir mes išvažiuojam į 2000 kilometrų 1,5 kelionę į Italiją. La Italie. Ir galutinis tikslas yra turbūt Dolomitai, taip pat Šveicarija. Vokietija šiaip tokia, grįžtant prasukti dėl įdomumo. Miegosim mašinoje, nes turim nusipirkę čiužinį ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Dabar yra kiek valandų? Beveik 6 vakaro. Išvažiavom prieš porą valandų. Ir tikslas šiandien nuvažiuoti jau už Varšuvos, išvažiavus iš Vilniaus. Tai iki tol dar mums liko 450 km. Like this shirt on my back, then give it away whenever somebody asks. Every time I try, I catch myself reaching for it from someone else. Why is it so hard to hold on to? Pirmą kartą gyvenimą įvažiuojant į Lenkiją reikėjo važiuoti pro muitinę. Ir muitinės pareigūnai tikrino mašinos vidų, turbūt nelaukia emigrantų iš kitų šalių, bet rimtai tikrino. Buvo nemalonu iš tikrųjų. Atvarėm pavalgyti ir kuro užsipilti. Kuros Lenkijai labai pigus. €40 panašiai. Už dyzelį. Kai visas kelionės važiuojam į Europą, visada būtina pravažiuoti pro šitos tunelius, nes tiesiog nėra kelio ir visada būtina nufilmuoti šitos tunelius, nes jie yra įspūdingi, jeigu nematai juos 16 kartą jau. Tai va, esam Varšuvoje jau, dar liko 38 minutės iki maždaug tos vietos, kur ieškosim, kur apsistoti nakčiai. I'm gonna love myself. I'm gonna trust myself, love myself, believe in myself like I used to. I'm gonna trust myself. Atvarėme degalinę ir galvojom, čia gal rasim kur miegoti, bet neradom. Tai užeisim į Tuliką, nusipirkom normalią biškį, kad būtų. Ir nusipirkom pakrovėją tą mašininį. Perikūrą. Jo, į perikūrą, dėl to, kad nelabai krovė tas uzbas iš Volvo standartinis. Nu va, radom, kur galim išsimiegoti. Prieki mūsų ežį. Kilindami tokį miestuką. Planavom važiuoti link to McDonald'o, prasukom jį, ten labai daug veiksmo buvo, tai va, pasilikom tą miestelį. Visai gražiai. Išlipkim, pažiūrėkim, kaip mes čia atrodom. Paligacija visiškai. Bet atrodo, kad čia niekas mums nieko netrukdys. Nes nėra labai praeinama vieta. Tai... Akvilė, kaip tu manai? Manau, kad visai gerai. Gal čia ir praeis kažkiek žmonių dabar, kadangi penktadienis, bet manau, kad visai neblogai turėtų būti. Einam klotis lovas. Na va. Sveiki atvykę. Sveiki atvykę į guolį. Einam. Viskas. Laukiai. Labanaktis tada. Paklauta.
Nu, parodykim, kaip čia gražiai mes įsirengę. O va, su savo naminiais pataliukais, va čia kaip priklauso. Labanaktis. Labanaktis. By the way, šiandien nuvažiavom 570 km. Labas rytas. Važiuosim. Pirma, varysim pusryčiauti į McDonald's. You look so pretty, saying let's hit the city. About to run out the door, then all the adrenaline hits me. Legs for days, struggle to match your pace. But then I see your face, from away you know it's all about the chase it. I can almost taste it, undeniable baby, let's just embrace it. Lace it, knuckle down and brace it. Been looking down lately, I could use a facelift. Cheer up babe, let your hair down. I know you wanted a night in, but we're here now. Yeah, it's a shame your boss is like that, but I can be your boss tonight if you'd like that. Come on. Guess we'll stay for one more, headed to the dance floor. Labą dieną. Išvažiavom vėl į kelią. Pagaliau įvažiavom į A1 kelią. Tai turbūt A1 reiškia, kad didžiausias Lenkų kelias turbūt. Ir pas juos A keliai yra 140 km/h greičio limitas. Tai dabar nešasi Akvilė per autostradą. Permiegojom, pavalgėm pusryčius McDonald'e. Visai neblogai sekės miegoti pirmą naktį mašinoj. Šiek tiek galbūt suklydom pasparkuodami labai aktyvioje vietoje. Iki pat, nežinau, antros gal nakties važinėjom mašinos ir motoroleriai, tai šiek tiek žadino. Bet šiaip bendrai paėmus buvo ir patogu, ir jauku miegoti, tai pasisekęs projektas, tas čiužinys, tos užuolaidos. Tai va, o dabar važiuojam, nusipirkom Čekijos ir Austrijos vinjetės. Čekiją šiandien pervažiuosim pilnai tikrai, o dar dėl Austrijos nesam visiškai 100% tikri, ar pavyks viską pravažiuoti šiandien. Tai žiūrint kaip seksis. Bet jo, tai šiandien arba jau būsim prie Austrijos galo, link Italijos, arba tik čiut-čiut važiuosim į Italiją. Jau esam prie pat Čekijos sienos. Liko 200 metrų iki Čekijos. Tikrųjų. Akvilė, filmuok Čekiją, žiūrėk Čekiją. Čekija. Visiškai jokio pasienio nieko nėra. Oi. Dar ženkliuku. Eisim tikrintis, ar tikrai gerą vinjetę nusipirkom. Tai tu tikrink, kol dar mūsų nenušovė. Tai vat, o kodėl pylimės kurą ką tik Lenkijoje, nors dar turėjom beveik, daugiau negu pusę bako, nes Lenkijoje yra dabar šiuo metu labai geras įstatymas, kad yra uždėtas limitas, kokio brangumo gali būti kuras. Tai tiesiog visuose degalinės dabar tiek pat kainuoja kuras. €50 dyzelis, tai labai pigu. Turbūt pigiausiai iš visos Europos šiuo metu, aš taip įsivaizduoju. Pasižiūrėsim, kiek dabar kainuoja, pavyzdžiui, Čekijoje. Go down.
valgyti įvažiavę į Austriją. Manau, kad panašioje vietoje ir miegosim. Tik aišku, dar pavažiavus toliau. Sterilizuota seniūnaičio troškinį su žirniais. Nu, atrodo labai nerealiai skaniai. Nu. Tai gal visą šitą galiu šildyti iš karto? Nežinau, gal geriau šiandien. Reiks indus plauti. Supranti? Nu, gražiai tu čia. Kaip šunim. Prašau. Aš tai galvoju, kad turėtų nebūti blogai. Nėra blogai. Kaip pakvėlė jums šis troškinys? Kaip skanu, bet galėtų būti ir geriau. Biški marmalas. Turos nėra. Bet už tas būna klausytės. Tai yra prisijungimas. Pavalgėme. Važiuosim toliau. Sustojom autostradoje kavos pagerti. Matėm, kad esam labai stipriai ahead of schedule ir kad realiai už 5-6 valandų būtumėm vietoje, kur turim būti rytoj vakare. Tai yra tam restorane. Tai nusprendėm sustoti, kavutės pasidaryti, šildomės vandenį, darysimės kavą su aeropresu. Bus viskas labai puiku. Oi. Tai va. O daugiau nieko. Eisim dar paieškoti hotelio, užsibukinti rytojui, nes šiandien dar mašiną miegosim, bet rytoj, kad prieš restoraną galėtumėm nusiprausti, dar po restorano kažkaip ramiai grįžti, tai žodžiu ieškosim hotelio aplinkui. Tai va, tai ko dar neminėjom, kad mes čia skubam į tą Italiją, todėl kad 19:30 Italijos laiku rytoj Dolomitų kalnuose mes esam užsibukinę vakarienę Michelin restorane Akvilės gimtadienio proga. Ir kadangi rezervacija yra strikt, tai reikia nevėluoti. Ir kadangi norim į restoraną nueiti nusiprausti ir švarus, tai užsibukinom ką tik hotelį. Nelabai ko gero radom, nes kadangi bukinomės vieną dieną iš anksto, bet radom už 92 eurų. Viešbutis, nu ten tokie kaip svečių namai. Bet su pusryčiais. Ir jo, 4 žmonių apartamentas, mes tik dviese būsim, ką darysim. Gal rasim dar draugų. Gal rasim draugų. Tai va, tai mums liko apie 500 km, apie 5-6 valandas vairavimo. Ir iki tos vietos, ten yra Moena, toks miestelis, kuriam yra hotelis ir šalia tas restoranas. Tai va, tai šiandien dar pavažiuosim porą, trejetą galbūt valandų ir kažkur čia apsistosim, kažkokioj panašioje aikštelėje kaip šitoj.
Baigiam įkėti kavą ir varom toliau. Tiek pergalvojom planus, kadangi per daug laiko turim, o važiuoti daug nebereikia iki tos Italijos. Tai nusprendėm pakeliui sustoti į Salzburgą, toks miestas Austrijos, tipo labai gražus. Buvom gavę rekomendacijų iš kitų žmonių, tai varysim porą valandų aplink tą Salzburgą pasivaikščiot. Žodžiu, atvažiavom ką tik į tą Salzburgą. Kai atvažiavom, buvom nusistatę, kur pasparkuot plius minus ir užtrukom lygiai pusę valandos, kol radom realiai laisvą vietą per visą miestą. Visas miestas yra va tokiais va parkingais palei gatvę nusėtas, bet buvo nei vienos laisvos vietos, kol radom. Pusvalandį važinėjom ratais, kvadratais aplink visą centrą. Kosmosas. Absoliutus kosmosas. O dabar svarstom gal netgi čia miegoti tiesiog. Nes rami gatvelė, va čia va pasparkavom. Užsukom kažkokią tai kaip mugę. Labai gražus įsijundai čia. Nesprant, visi vyną nešiojas šitose stiklinėse. Einam pašnekštinėti, kas čia skanaus. Yra kiekvienų skirtingų... bet ne, čia yra visos itališka kažkokia mugė buvo, ką? Tai va, tai Salzburgas yra įdomus tuom, kad čia yra Mozarto gimimo vieta. Jis gimė Salzburge 1756 metais. Ir jo, štai jis galbūt yra labiausiai žinomas. Taip pat įdomus faktas, kad Salzburgo vardas, tai yra Salzburg, yra kaip ir druskos pilis Salzburg. Tai vat einam šiuo metu per tiltą pavadinimu Marco Feingold Steg. Tai kuom įdomus šis tiltas, kad šis žmogus yra seniausias holokaustą išgyvenęs žmogus ir padėjęs tūkstančiams žydų po pasaulinio karo. Na ir Austrijos bendruomenė nusprendė šį tiltą pavadinti būtent jo garbei ir taip pat galėjote pastebėti daug širdelių, kas reprezentuoja, kad iš viso pasaulio būtent ant šio tilto poros pakabino spinutes ir raktus įmeta į upę ir tai simbolizuoja amžiną meilę. Valio. Ir sakoma, jeigu taip prazigzaguoji, tada būsi visą gyvenimą laimingas. Jūs taip irgi padarykit, bet taip nesuveiks, nes nėra tokia pranaša. Užsisakėm sušių 16 štukių. Už kiek? 13-12 eurų? Už 12,90. Įsiminkit šitą vietą, paskui pakomentuosim, ar verta ar ne. Visai neblogai gal. Žodžiu, vaikščiom po tą miestą, kol radom tualetą. Prieš miegą nueit, tai pagaliau radom, tokiam bariuke užėjom. Planavom nusipirkti iš ten alaus, bet atėjom, nieko nėra prie baro, tai tiesiog nuėjom tiesiai į tualetą. Ir jo, grįžom mašiną pagaliau, vos radom, nes nepasižymėjom, kur buvom pasistatę mašiną. Ir jo, tai visai neblogoje vietoje čia pasparkavom, aišku šviesu nuo gatvės.
labai šviesu, nes va lempos palei visą gatvę. Bet, ką darysi? Atrodo bent jau rami gatvė. Ir jo, pavalgysim sušių ir eisim miegoti. Biškai grybai, nes neįdėjo nei, žodžiu, įdėjo sojos pakeliuose tokiuose, bet ne dėžutį. Tai nėra į kam tokiam. Tai biškai grybai ir neįdėjo čiopstikų. Nu, žodžiu, tai va taip va. Tokias lašiša, kur atrodo netirpsta burnoj. Nu, nuomonė. Kaip geri. Oslo neprarang, bet skanus. This is how it feels when it all works out. Works out, all works out. This is how it feels when it all works out for you.